dinamito lazdelė. Kiek valandų paskraidžiam? 29 valandas skraidėm. Kiek atrodo vyrai po 29 valandų kelyje? Švieži. Turbūt sudėtingiausia buvo išvažiuoti, nes išvakarėse mes dar išgirdom naujienų iš Bolivijos. Ir tos naujienos buvo tokios, kad ten prasidėjo politiniai neramumai. Ten grėsė siaubingais dalykais, kurie arba čia tais mažom užuomazgom ir pasibaigs, arba viskas išsivinios į balažnioką, į pilietinį karą, į sukilimą kažkokį. Tai buvęs Bolivijos prezidentas norėjo grįžti į valdžią ir jį palaikantis reiškia nepasitenkinimą esamą situaciją, blokavo kelius, vyko riaušės. Šitų Moraleso pakalikų, Moraleso rėmėjų ir gerilų visas noras yra apsupti sostinę La Pazą ir laikyti tą sostinę apsupus, kol gyventojai ten pradės badauti. Tai reiškia, nebus nei maisto, nei kuro, nebus galima atvykti, nebus galima išvykti. Tai reiškia, La Pazas, Kočebamba ir dar keli kiti miestai, jie buvo pradedami blokuoti ir tokias naujienas mes turėjome. Dar blogiau, vienas policijos pareigūnas buvo aprištas dinamitu ir susprogdintas. Dar keli kiti žuvo kitais būdais. Žodžiu, viskas mums čia Lietuvoje atrodė gan rimta, atrodė, kad kelionė gali būti sudėtinga ir kai kurie jos etapai net galima sakyti neįmanomi. Ir aišku, viskas yra labai sunku, kol nepasiemi visų lagaminų ir neišeini pro duris. Tik tai, kai ten atsiduri pačioje Bolivijoje, viskas atrodo kitaip. Viskas atrodo daug paprasčiau negu būnančia šitoj pusėje balos. Su balionais. Rytoj žiūrėjai, padarė? Nežiūrėjau dar. Kas įspėja, kad gali nuklasti mačiau. Gal galima pažiūrėti, kad šitą nežinau. Jausmas buvo nerealus. Iš tikrųjų, išlipus iš lėktuvo, tai tikrai pasijutė, kad esam kažkur, tai kažkur. Ne ten, kur įprastai esam buvę, bet tikrai kažkur. Ir tą suvokt reikėjo, kad praeitų šiek tiek laiko, tai tas šiek tiek užtruko. Kai su taksu pradėjom važiuoti, tai tas pirmas įspūdis buvo rūškanotas, sakyčiau. Keliai sugriuvę, mašinos blogos, lyja, apsiniaukia ir vien balos ir visi taškosi. O, eina pakėlis. Visi gyvenam labai greitą gyvenimą ir mes tiesiog ėmėm iš to greito gyvenimo ir atsidūrėm visiškai kitam pasauliu. Aš sakiau, kad man tas jausmas, kuris mane persekiojo, labai rezonuoja su Ryčio Zemkausko žodžiais, kur jisai sakė, kad siela visada eina pėsčia. Kūnas skrenda lėktuvais, važiuoja traukiniais ir kai tu nuskrendi ten ar atsiduri ten, kur tu esi, tai reikia duoti laiko, kol siela ateis pėsčia. O, tai čia mūsų motikai, klausykit, chebrytė. Geras. Fainai, ne? Pirmas įspūdis iš tikrųjų buvo toks man, wow, aš negaliu patikėti po visų tų nuotykių, kur mes esam turėję trečiose šalyse su motociklais, šitie buvo
va tokie va. Hello Mark, my name is Victor. Nice to meet you. Julius. My name's Mark Hooley. I'm the guy that runs Nova Adventures here in Santa Cruz, Bolivia. Pamačius motociklus, įspūdis pirmas tikrai buvo geras, nes matėsi, kad jie prižiūrėti, tvarkingi turėtų būti. Aš juos prieėjęs visus nužvelgiau, pasižiūrėjau į vieną šitas toks apdaužytų baku, galvoju, geriau šito būtų išvengti ir staiga girdžiu, kad jau šitas visi išsidalino motociklus ir būtent tas apdaužytas man ir liko. Tai buvo momentinis mažas nusivylimas, bet kai pasižiūrėjom į odometrus visų, pamačiau, kad man teko su 5000 rida, kai kiti Libertadorės važiavo su 15 000 plius. Išvaizda apgavo, išties buvo geras motociklas. Šviris visas. Mocai buvo iš tikrųjų fantastiškai gerai atrodantis. Kai kurie naujesni, kai kurie senesni, bet modelis tas pats, pirmas Royal Enfield Himalayan modelis. Ten kai kas ištraukė loteriją 5000 ridos, kažkas 30 000 ridos, bet iš esmės jie atrodė labai tvarkingi. Nu, ko jis nenori? Palyginus to, ką mes radom atskridę į Kirgiziją, tai jie į vienus vartus. Aš laimėjau loteriją 26 štukos rida. Kaip ten aš sakiau, nes lengvų kelių neieškau, ne? Kažkaip man jis mažai apsukų turi ant laisvų, bet... Mes kažko labai ypatingo nesitikėjom. Mesgi nesam tie, kurie nesugebėtų kažko tai suremontuoti pakeliui, to labiau, kad esam turėję patirties ir turim žinių. Ne, aš ne mechanikas mūsų komandai. Aš keliautojas. Aš naudoju kurą kelionėse. Mano funkcija. Aš nežinau, ar tu laimėjai. Tu laimėjai 29 štukės? 29. Nu gerai, tiesa sakykime. O pastomė, kapala. Tiesa sakykime. Nežinau, dirba. Ne, 29, beveik 30. Šiek tiek kiek kilovatų? Ne, 20 kilovatų. Kaip ir sakė, žalia apie viskas. Tai reiškia, kad galima važiuoti per žalias. Čia tapė. Su motociklų nuoma, galima sakyti, mes perėm į tokį antrą lygį, nes visa ta įmonė Nova Adventures yra įkurta tokio Didžiosios Britanijos pastoriaus Andrew Paddingtono, čia tikra pavardė Paddingtonas. Ir jisai tą patį darė Didžiojo Britanijoje, persikėlė į Boliviją ir dabar gyvena Nigerijoje. Tai ne tik motociklų nuomos įmonė, galima sakyti, tai kaip antrinis verslas, bet pagrindinė veikla, ką jie daro, vadinasi Nova Communities arba Nova bendruomenė. Ir ten jie gelbėja žmonės nuo įvairių priklausomybių. Galima sakyti, kad tai yra toksai religinis reabilitacijos centras žmonėm, kurie buvo priklausomi nuo visų įvairiausių substancijų. Dažniausiai Bolivijoje tai žinoma yra narkotikai. Tie šeimininkai mus pakvietė kartu pavakarieniauti ir keli savanoriai, pavadinkim, su vertėjų pagalba pasakoja savo istorijas, kaip tas auksinis jaunimas iš gerų šeimų, tėvai geriausiose pareigose, kažkur tai dirbantis ir kaip jie nuo tokių nekaltų pabandymų per vakarėlius su draugais užskabino iki tiek, kad metė visus darbus, nežinau, visus santykius savo sugriovė, tiek su antrom pusėm, tiek su šeimom. Nu ir nuo visiškai superinio gyvenimo liko gyventi gatvėje ar po tiltu kažkur. Tai. Tos istorijos iš tikrųjų nubloškė į tą realybę, nes Bolivija šiaip nėra tokia labai ekonomiškai gerai išsivyščius.
Ir dar tie narkotikai tam jaunimui ten sujaukia visą gyvenimo ateitį. Ir viskas, kas lieka nuo tų motociklų nuomos nuotykių, ar ne, nuo motociklų priežiūros po kažkokio tai pasivažinėjimo, jie skiria tos bendruomenės išlaikymui. Tuos pinigus jie dedikuoja, kad būtų galima priimti daugiau žmonių. Per 10-metį į tą bendruomenę atėjo keli šimtai žmonių ir kas trečias, kas ketvirtas sugebėjo grįžti į normalų gyvenimą. Todėl mums atrodė kaip tikrai labai kilnus tikslas, ką mes darom. Mes jautėmės gerai mokėdami pinigų, žinodami, kad tie pinigai bus iš tikrųjų panaudoti geram tikslui. Didelė diena, pradedam šiandien, važiuojam pirmus 200 km, galbūt per 350 šiandien su šitais. Jo, nestot prie policijos. Royal Enfieldai 411, naujos braziliškos padangos, gera priežiūra su marku. Niekad nesu šitais važiavęs, labai tikiuosi, kad viskas bus gerai. The blockades are right around Cochabamba, so don't go anywhere near here. Planas buvo labai didelis iš tikrųjų, nes Bolivija iš principo, sakykime taip, vertinant dydį, tai nėra pati mažiausia šalis ir planas buvo maksimum. Maršruto pavadinimą žadėjo daug nuotykių, vadinosi Hardcore Bolivija. Tai mes šitą rėmėm. Skambėjo gerai, daug tilpo į ir kodėl neimt. Mesgi ne atostogauti ten važiuojam, ne ilsėtis, mes važiuojam patirtą Boliviją. Tai, ką mes buvom suplanavę, atrodė kaip labai daug dienų ant motociklų ir tos dienos taip pat galėjo būti labai labai ilgos dėl to, kad daug kilometrų nežinomoj šaly, žiemą, kai temsta daug anksčiau. Vos tik nuvažiavus, prasidėjo smagumai, kad mes nebegalime apvažiuoti, net teoriškai nebegalim, nes tiesiog yra blokados, visos žinios per visas televizijas Kalambija, kad ten yra didžiuliai ruožai užblokuoti, didžiulės eilės, pūna maistas, kuris yra gabenamas, ten užpulinėjami eilėje stovintis žmonės. Pasakoja, kad užblokuoti keliai prie Cochabambos. Tiesiogiai dabar. Mes ten irgi turėsim važiuoti kažkada. Vyksta kažkokia karinė operacija. Ką žinau, Tomai? Kaip tu sakai? Čia yra kur rūpintis, ar ne? Buvo tam tikri turistai, kurie bandė pravažiuoti pro tas blokadas prie Cochabambos, bet kai jie privažiavo ir bandė kažkaip susitarti su tais blokuotojais, kad jie norėtų pravažiuoti, tai jiem tiesiog jų džipui buvo išmušti langai visi ir jie turėjo sprukti kuo greičiau. Ok, mes kaip ir šiuo metu negalim viso įveikti, bet mes važiuojam taip, kaip planavom, o paskui žiūrėsim, kaip tie įvykiai toliau vyniosis. 2 clutch cables and 1 accelerator cable. Why the matches? For dynamite. You guys have to buy dynamite. It's the best part. Tai kai išvyko, mes įsirovėm į tokį Santa Cruzo eismą, kur yra kokios 6 juostos, niekas nesubraižyta, motociklai, nedidelės mašinytės, dideli sunkvežimiai ten ir visa kita. Visi su didžiuliu entuziazmu pasileidom iš miesto ir, ką manot, Tomeko ir nebėra. Mes sustojom šalikeliai, palaukėm ir jisai taip iš lėto pririeda ir sako, viskas, šakės mano motociklui, gatava. Sakau, kas yra? Sako, galinis ratas nesisuka. Rūksta dūmai, eismas didžiulis. Kas nutiko, Tomai? Nevažiuoja jisai tiesiog, nevažiuoja, va. Nevažiuoja.
Pirma diena darbo. Sako, be darbo neliksi, žinai. Reikia pradėti dirbti nuo pat pirmas dienos. Pasirodo, kad žmogų užklynėjo galinis stabdis, galinis suportas ir mocas nebevažiavo. Tai taip lygiai 15 minučių užtruko nuo kelionės pradžios, kada tas pirmas gedimas ir išlindo. Atšalo matyt. Gerai. Jau. Šalme sprogau iš juoko. Tomikas tuo pačiu yra mūsų komandoje vyrmechanikas, tai mums dar pasisekė, kad jo motociklas sugedo. Si? Nučios problemas. Susiremontuot pačiam labai didelio noro nebuvo tikrai, nes tai yra pirma diena tik išvažiavus. Nieko, prašiau Markui, turbūt atvažiuos atvarkyti. Prašau, jums pilnas servizas, atvažiuoja už 20 minučių. Labai pasisekė, kad šalia buvo kaip tik moto dirbtuvės. Mes ten labai tvarkingai, be jokio streso, greitai perinko galinių stabdžių suportą. Tai, kad motociklas sugenda po 15 minučių nuo kelionės starto, labai mums priminė Kirgiziją ir visus tos nuolatinius ten nesibaigiančius gedimus. Mes viską greitai sprendėm, tas greitai žinoma tokiais, galima sakyti, Pietų Amerikos tempais. Ir ta valanda ar pusantros mums būtų labai pravertusi tą pačią dieną, kai mes nusprendėme tęsti savo kelionę, nepaisant fakto, jog laikas rodė, kad kai atvažiuosim į savo destinaciją, jau bus visiškai tamsu. Taisyklė, dėl kurios mes esame visą laiką sutarę, kad vyrukai, kad ir kas būtų svetimam krašte, nevažiuokim naktį. Nes naktį yra pavojinga. Naktį nežinomais keliais, ypač kalnuose, nežinai, kas tau gali atsitikti, ar ne? Naktį mes nematom kliučių, mes galim nematyti vieni kitų. Galų gale svetimoje šalyje mes apskritai nežinome, kas vyksta naktimis, ar ne, ir kokia chebra kur važinėja. Nėra šiaip labai vėlų. Gal kokios 6:30, ar ne? Kiek valandų? Be 27. O jau tamsu, nors į akį durk. Sakėm, nevažiuosim tamsu. Kad ir ką mes ten susitarėm, kad nevažiuosim naktį, tai mes visada ir važiuojam tą naktį. Tai ir čia šitas išsipildė jau pirmą dieną ir pirmą naktį. Aišku, apetitas didelis, noras lėkt didžiulis. Tai ar čia nulėksim, važiuojam. Ir taip gavosi, kad mes jau pirmą naktį lėkiam sutemus. Sutemus važiuoti serpantinais vingiuotų kelių. Toks truputį iššūkis ir šiek tiek adrenalino. Julius su Justinu nuvažiavo toliau priekį, Tomas važiavo man iš paskos, nes jam kažkaip sudėtingiausia naktį važiuoti. Priekinė lempa tai šviečia, bet jinai šviečia kur? Aš nieko nematau, tai faktiškai važiavau iš visų paskos. Aš žiūrėjau savo navigaciją, bandžiau tos posūkius visus sugaudyti. Ir tik taip kažkuriuo tai metu žiūriu, kažkas stovi kely ir aš tik taip į šoną, fukt atgal. Matau priekį važiuojant Viktorą. Staigus išlaviravimas kažko. Už pačio aštriausio posūkio, koks tik įmanoma, gal 20 metrų stovi toksai didžiulis jautis, tokiais didžiuliais ragais. Išvydau karvę stovinčią ant kelio. Tai visiškai prie pat pamatęs ją dar sugebėjau paimti šiek tiek kairiau ir išvažiuoti sėkmingai, bet ten galėjo baigtis ne kaip. Kokia situacija? Kelias minutės liko. Ir sakom, jeigu bus degalinė, gal stabtelnam išsileisti. Aš ant raudono važiuoju visiškai. Jo, mes irgi. Mañana gasolina? Sí, también.
Ok, gracias. Kai mes įsinuomom motociklus, tai buvo vienintelė sąlyga, kad parkuotumėtės ir ar gyventumėte tokiuose viešbučiuose, kur galėtumėte parkuoti motociklus viduje, uždaram kieme ar dar kažkur. Ir mums buvo parekomendavę tokį viešbutuką ir vidaus, vidinio kiemo jie kaip ir neturi, tai mes įsiprašėm, kad tie motociklai būtų įparkuoti iš tiesų viduje. Tiesiog įvažiavom į foje viešbučio ir prisiparkavom. Labas rytas. Buenos días, caballeros. Kas dar labiau nustebino tą pirmą naktį, tai kiek mes sumokėjom už viešbutį. Tai buvo 20 gal bolivarų vienam žmogui, tai vertinant eurais tai būtų apie 3 eurus. Justinas bando iš salono išvairuoti. Išvažiuodami kitą rytą dar sugebėjom ir vazonus išvartyti. Biški į savo dešinę. Paskui nusprendėm, kad tą gėlę šiaip ar taip reikėjo persodinti. Buvau girdėjęs tokių dalykų, kad gali būti turistams sunku gauti kuro. Aš tikrai neįsivaizdavau, kad visa mūsų kelionė Bolivijoje bus iš principo varoma benzino troškulio, ne? Ir to kuro medžioklė bus praktiškai kasdienis nuotykis. Ar gausim benzino ar negausim? Su kiek pusvalandį lauks, ar ne? Kiek sakė? 10 gal minučių. Mes tik tai jau atvykę paskui Boliviją supratom, kad ta kuro trūkumo problema yra daug rimtesnė negu mes galėjome įsivaizduoti, kad ne visuose miestuose, ne vienodų metų, ne vienodas kiekis jo yra atvežamas. Ir taip yra todėl, kad už kurą, kurį Bolivija importuoja, reikia mokėti doleriais, o tų dolerių Bolivija neturi dėl to, kad jai trūksta užsienio valiutos. Žodžiu, viskas yra labai susiję. Ir todėl turistams gali būti labai sudėtinga to kuro užsipilti. Net mes pasiėmę motociklus, gavom tokias kuro korteles, kurias reikėjo paduoti kiekvienoje degaliniai. Tai reiškia, kad motociklas yra užregistruotas kaip tinkamas gauti kuro su boliviška subsidija. Justinas už pilną baką kiek tau paskaičiavo? 38 pinigų. Čia reikia padalinti 16. Boliviška subsidija tai reiškia, kad kuro 1 litras kainuoja 15 euro centų. Aš net nežinau, kodėl jie ima pinigus už tai apskritai. Žmonės matydami tokį didžiulį skirtumą, kas yra jų šaly kuro kainos prasme, tai užsimdavo ir tą pačią spekulaciją. Tas pats kuras išvažiuodavo didžiąją dalim į užsienio valstybės per aplinkui. Ir taip žmonės prisidurdavo prie savo gyvenimo. Neblogas žiedelis. Tokio stataus dar nematėm.
Tai šiandien mes esam Sukriai, konstitucinė Bolivijos sostinė ir išvažiuojam į miestelį pavadinimu Potosis, 4 km aukštį, todėl apsirengę viską, ką tik tai įmanoma šilčiau, nes dabar yra tik tai 16 laipsnių ir bus dar šalčiau, kai kilsim. Bet turim vieną problemą. Problema yra degalai ir jeigu nebus, reiškia, eilių, tai užsipilsim, jeigu bus, tai rizikuosim, važiuosim iki Potosio. Čia dar nežinia. Tai va tokia kelionė šiandien. Atrodo, ilgai netrukom, ar ne? Nors eilutė tokia yra čia, pamažu kūrėsi. Kartais būna ir 2, ir 3 valandas reikia laukti. Dabar atrodo viskas gerai. Reikia parodyti ir teisės? Reikia. Nori paso, bet aš daviau teisės. Paso reikia? Paso. Nu, čia prasideda vietiniai bairiai. Okay. tą kaimą aš puikiai pamenu. Ten visų pirma kabėjo tokia lėlė pakabinta ir mes nesupratom, ką tai reiškia. Ir ten tiesiog buvo vagims pranešama, prašalaičiams, kad čia įstatymai negalioja, mes čia savo linčo teismą pasidarom. Tai būk geras, neapsivok pas mus kaime. Ta lėlė labai patraukė mūsų dėmesį, bet iš tikrųjų mes dairėmės aplinkui ir aš nesupratau, kažkokia eilė yra prie degalinės. Bet kokio ilgio mes ten galvom, nu gal 10 automobilių, gal 5, nelabai supratom, kurie yra eiliai. Kai mes pradėjom važiuoti, aš pradėjau filmuoti. Ir aš važiuoju ir jinai nesibaigia. Ir iš tikrųjų turbūt po kelių minučių filmavimo, nežinau kiek čia kilometrais būtų, atsirado tas degalinės vaizdas. Ir iš kitos pusės degalinės dar buvo lygiai tokia pati eilė visų automobilių lengvųjų. Tai žodžiu, vienoje stovi sunkvežimiai, kitoje stovi lengvosios. Ir tai ne faktas, kad toje degalinėje yra kuro. Greičiausiai, kad žmonės ten stovi ir laukia dienas, kol to kuro atveš. Mes džiaugiamės, kad turėjome maždaug pusę bako kiekvienas dar. Ir tikėjomės, kad mes davažiuosim ten, kur mes važiuojam ir kad ten, kur mes važiuojam, to kuro bus. Kitoje dalyje matysite dinamito lazdelę. Kaip manai, pakankamas atstumas? 6 sekundės.